Žvejo žinias pristato meškeriojimo nuotykių klubas Lucky Fishman ir Lietuvos sportinės žūklės federacija. Sveiki žvejo žinių žiūrovai. Šį kartą susitinkame jau pavasarį, po trumpos bet šiltos žiemos ir naudodamėsi situaciją, kartu su meškeriotojų klubo Lucky Fisherman nariais apsilankėme prie Minijos, Minkės kaime, kur šiuo metu yra viena geriausių pavasarinių žūklavečių. Ir pabandysime parodyti, kas ten dabar kimba. O taip pat laidoje parodysime trumpą siužetą apie gerus ir patogius galvos apdangalus. Taip pat pakomentuosime apie pavadėlių naudojimų meškeriojimui plūdinę ir dugninę ypatumus ir supažindinsime su populiariausiais šlakių masalais. Pirmąją pavasario dieną ant upių krantų dar neišvysite žalumos, o vanduo srūvantis tarp pilkų krantų atrodo toks pat pilkas ir nesvetingas. Tačiau per pirmąją atviro vandens išvyką meškeriotojai labiau rūpi ne gamtos grožis, o žuvų aktyvumas ir galimybė prieiti prie vandens. Nors polaidis buvo trumpas ir netoks vandeningas kaip kitais metais, tačiau upė pakrantės pažliugo. Minijos žemupys su lėkštais krantais neišimtis, todėl ankstyvą pavasarį bene vienintelė vieta tinkama komfortiškam meškeriojimui tampa atnaujintos Minkės kaimo krantinės. Tuo labiau, kad Minijos žemupio duburiai, kur gelmė vietomis siekia 7 metrų, žuvų pamėgta žemavietė. Čia susitelkia kuojų, plakių ir karšių tuntai. Ir žinoma, meškeriuotėms nervus gadinančios smulkmės. Minijos tėkmė žemupyje sulėtėja, o tai kartu su gilia vaga ir vandens atnešamo maisto gausa sudaro žuvims idealias sąlygas žiemoti. Be to Minijos dugnas nusėtas dreisenų kolonijomis, o šie moliuskai stambių karpinių žuvų valgiaraštyje užima vieną pirmųjų vietų. Kai pirmąją pavasario dieną atvyksti prie upės, tiksliai žinai tik tai, kad meškeriojimo objektas taikios karpinės žuvis. Bet iš karto sunku nuspręsti, kokį įrankį pasirinkti – plūdinę ar dugninę. Paprastai tose vietose, kur žiemą telkėsi žuvis, gelmė gana didelė, o masalą reikia užmesti į vagos vidurį. Todėl daugelis meškeriotojų renkasi dugnines, pritaikytas meškerioti palyginti nestiprioje tėkmėje. Jomis užmetami 30-60 gramų svareliai. Tokių dugninių lanksčios viršūnėlės, atliekančios kibimo signalizatoriaus vaidmenį, pakankamai liaunos ir gali fiksuoti atsargų kibimą, kuris tokiu metų laiku būdingas ne tik karšiams, bet ir kojoms bei plakiams. Dar vienas privalumas, kad nebūtinas ilgas meškerikotis, nes intensyvaus žuvų kibimo zona netoliau kaip už 15-20 metrų nuo kranto. Todėl paprastai meškeriojimai Minkės kaimo apylinkėse galima sėkmingai naudoti tokį klasikinį įrankį kaip 360 metrų ilgio teleskopinis Zebco Hypercast feederis. Dugninė paranki dar ir to, kad masalą galima gana tiksliai užmesti į tą patį tašką. Paklaida nedaugiau kaip metras, o tai dažnai lemia meškeriojimo sėkmę. Mat žuvis šiuo metu laiku nėra tokios aktyvios kaip vasara ir maisto atnešamo tėkmės lūkuriuoja patogiose vietose, kad nereikėtų eikvoti daug energijos. Todėl, kai aptinkamas taškas, kuriame kibimas pakankamai dažnas, meškeriotojas valo ilgį užfiksuoja. Užmetus masalą, valas įspraudžiamas į specialų segtuką, esantį ant ritės būgnelio šono. Tada, kiekvieną kartą užmetant masalą, nuo valo būgnelio nusivinios tokia pat valo atkarpa ir masalas kris į tą patį tašką ar bent jau šalia jo. Meškerioti tėkmėje tinka ne visos šėryklės. Iš krepšelio tipo šėryklių, kurių abu galai atviri, srovė gana greitai išplauna jauką, bet to nuneša toli, tad ir žuvis nesitelkia toje vietoje, kur užmestas masalas.
jei šėryklės galai uždari, jaukas viduje laikosi kur kas ilgiau, o svarbiausia, maistingi grūdeliai išplaunami smulkiomis porcijomis. Trumpam pameškeriojimui pakanka kelių šimtų gramų jauko, susidedančio iš smulkiai sumalto mišinio ir saujos smulkių musės lervų, bei 20-30 gramų klijuojančių priedų. Jaukas turi būti liesas. Žuvis sudominti visiškai pakanka mišinio susidedančio iš nedidelio kiekio maltų džiūvėsių, celenų, žiupsnio maltų kanapių ir saujos kurmiarausių žemės. Kai jis išbrinksta, šėryklė pripilama jauko iki pusės, tada įberiamas arbatinis šaukštelis musės lervų, o paskui iki viršaus šėryklė pripildoma jauko. Tokios dugninės montažo schema parodyta praėjusių metų gruodžio mėnesio meškeriotojai numeryje skyrelėje situacijos, tačiau mūsų atveju pavadėlis sutrumpinamas iki 20 cm. Kol vanduo neįšilo, žuvų kibimas pasižymi tomis pačiomis ypatybėmis kaip ir žiemą. Jis daug atsargesnis, o dažnai ir vos pastebimas. Tad reikia labai atidžiai sekti dugninės viršūnėlę ir pakilsti nedelsiant, nes kai ji virpteli, būna pati aktyviausia kibimo fazė. Masalas jau sugrėbtas. Meškeriojant dviem įrankiais, dėmesys išblaškomas, nes tenka sekti tai vieną, tai kitą dugninę pakaitomis. Kita vertus, naudojant dvi dugninės, galima naudoti ir dvi meškeriojimo taktikas. Viena dugninė užmetama su šėrykle, prikimšta jauko, į kurį įpresuojamas masalas, o kita be šėryklės. Pastarosios dugninės sąranga didžiojoje mūsų krašto dalyje jau gerokai primiršta, bet ne pro šalį ją prisiminti, jei galvojate pavasarį nuvykti į pamarį. Vietoj šėryklės naudojamas kriaušės arba trikampio formos svarelis. Jo masė parenkama tokia, kad svarelio dugnu neredentų tėkmė. Pamario meškeriotojai tokias dugnines naudoja nuo neatmenamų laikų, nes ten, kur žuvų susitelkimas didelis, jauko vilioti jas prie masalo nebūtina. Žuvis susitelkia didelius tuntus pavasario migracijų metu ir žiemavietėse. Tad tikėtina, kad visiškai neprireiks šėryklės, jei iškart pavyks masalą užmesti į tokią vietą, kur būriuojasi daug žuvų. Todėl pirmiausiai užmetama dugninė be šėryklės ir laukiama kibimo. Jei per pirmąjį ketvirtį valandos nekimba, užmetama dugninė su šėrykle. Jei žuvis kimba neblogai, ar bent jau vidutiniškai, dugninė su šėrykle neprireikia. Tokios taktikos patartina laikytis todėl, kad meškeriojant dugninę su šėrykle visada yra pavojus, kad žuvis visai nustos kibti. Jaukas paprastai suaktyvina žuvų kibimą, bet šaltame vandenyje jauko veikimas gana trumpalaikis. Be to, jauką reikia naudoti labai saikingai, nes šaltuoju metų laiku žuvis labai greitai pasisotina ir gali visai nustoti kibti. Tad kartais šėryklė padeda, o kartais atvirkščiai. Šiandien situacija matyt kitokia, nes praeina valanda, o kibimas retas, bet to kimba dažniausiai pūgžliai. Tradicinės dugninės su pakabinamais ar elektroniniais kibimo signalizatoriais meškerioti tėkmėje netinkamos. Geriausia versija – dugninė su lanksčia viršūnėle, atstojančia kibimo signalizatorių. Paprastai tokios feeder tipo dugninės komplektuojamos su 3 skirtingos stangrumo viršūnėlėmis, kurios nudažytos ryškiai, tačiau skirtingomis spalvomis. Kaip ir žiemą, ankstyvą pavasarį, jei tėkmė nestipri, naudojamos pačios liauniausios viršūnėlės, kurios nudažomos ryškiausia spalva, dažniausiai raudonai. Vidutinio stangrumo viršūnėlės dažomos žaliai, o pačios stangriausios, kurios naudojamos meškerioti stiprioje srovėje, dažomos geltonai arba baltai. Žiemą žuvis netokios aktyvios, kaip vasarą ar pavasarį. O dabar, galima sakyti, dar žiemos pabaiga. Todėl ir masalų jos godžiai nestveria, o dažniausiai ragauja iš lėto, todėl meškeriojant dugninę reikia sekti kiekvieną kibimo signalizatoriaus lankščios meškerikočio viršūnėlės virptelėjimą ir iškart pakirsti. Nes delsimas, laukiant energingesnio timtelėjimo, dažnai baigėsi to, kad žuvis nugvelbia nuo kabliuko masalą, o meškeriotojas apie tai neįtarė. Dugninės meškerikotis paguldytas ant laikiklio, puslankiu išsirietęs viršvinos spalvos tėkmės, kurios fone dugninės viršūnėlė taptų beveik neįžiūrima, jei nebūtų nudažyta ryškiai raudona spalva. Tačiau grįžkime prie laimikių. Pūgžlio kibimas prastas ženklas, todėl nutarėme ruošti jauką ir pabandyti suformuoti 2 kibimo taškus. Vieną arčiau kranto, kur užčioptas duburiukas, o kitą tolėliau, kur prasideda giliausios vagos dalies šlaitas.
Štai jaukas jau nugramzdintas, o masalas užmestas. Dabar reikia laukti efekto. Į tą vietą, kur ant dugno suformuota jauko dėmė, plūdinė užmestas masalas plaukia pasroviui niekieno neliečiamas. O štai dugninės viršūnėlė jau po 4 valandos gana energingai virpteli. Prie dugninių būdintis meškeriotojas staigiai pakerta ir jam pavyksta ištraukti plakį. Meškeriojant tiesmingę, tai dažniausiai pasitaikantis laimikis, tačiau jo reitingas mažesnis nei kojos. Žinoma, jei užkibtų stambus egzempliorius, būtų kitas dalykas. Kartais atsijoti smulkesnės žuvis padeda stambesnis masalas. Tiesa, ne visada, nes žuvis netokios aktyvios kaip vasara. O svarbiausia, kaip ir žiemą, tenkinasi smulkesniais masalais. Tačiau žiema šiemet buvo netipiška. Kodėl nepaeksperimentavus? Prielaida pasitvirtina. Stambesnių masalų susivilioja dvigubai didesnis plakis. Po jo antras stambus egzempliorius. Štai jums ir vienas žuvų kibimo po šiltos žiemos ypatumas. Žuvis nevengia didelių masalų. Pastebėti atsargų plakių ir kojų kibimą bei sėkmingai juos pakirsti nepaprasta. Todėl norint palengvinti savo uždavinį, patartina atsisakyti dugninės montažų su 2 pavadėliais ir 2 kabliukais. Ten, kur žuvų susitelkimas didelis, kaip minėjo žemupyje, dažniausiai iškart 2 žuvis susidomi ant abiejų kabliukų užvertais masalais. Todėl kibimo signalizatorius elgiasi chaotiškai ir dažniausiai reikiamą pakirtimo momentą pražiopsiai. Kai žuvų kibimas toks atsargus, kai jos godžiai negreibia masalų, daug geriau meškerioti 1 kabliuku, kad galėtum laiku pakirsti kimbančią žuvį. Kitaip kaskart, suviniojus valą, teks spoksuoti į tuščią kabliuką ir iš naujo verti masalus. Šį kartą jaukas taip suaktyvino plakio kibimą, kad traukiant žuvį vieną meškerę reikėdavo pakirsti kitos dugninės masalus susigundžiusią. Nėra blogo oro, yra tik tai bloga apranga. Nuvalkėta atrodo frazė, bet ji visada yra teisinga. Todėl norėtųsi priminti, kad jeigu turite gerą stumą, gerą kombinezoną, kuris, sakysim, jūs apsaugo nuo darganų rudenį vėlyvą, žiemą, pavasarį ankstyvą, po jo gana būna nepatogu dėvėti kokią nors kepurę. Su snapeliu išvis netinka, nes jeigu užsidedat gobtuvą, snapelį iš karto gobtuvas pradeda narinti žemyn. Jeigu užsidedat kažkokią kitokią kepuraitę, jinai staiga pajuntat, kad ji nėra tokia patogi, net ir aptemta, smukčioja kažkaip, tai visokių kitokių dalykų padaro. Todėl rekomenduojama nešioti štai tokias kepuraitės. Tai yra Sims Windstopper. Atrodo, pavadinimas labai paprastas. Išvertus, tai reiškia labai paprastą dalyką. Tai neperpučiama kepuraitė, kurios forma, pažiūrėkit, yra tokia labai įdomi forma, gana neįprasta galbūt kai kam, bet tai puikiai dengia ausis ir gerai priglunda prie galvos. Jinai neperpučiama ir idealiai yra pritinka dėvėti po visų kostiumų, striukių gobtuvais. Štai toks daiktelis, lengvutis, praktiškai nieko nesveriantis, padarys jūsų išvyką meškerioti labai komfortiška. Galite pasinaudoti ir dar tobulesnių tokios kepurės variantų. Tai yra taip pat naujienėlė, šių metų Simso naujienėlė, kepurė su kaukė. Tai yra iš esmės tas pats Windstopperis, tik tai prie jo yra štai toks labai patogus dalykėlis, kuris meškeriuoja stintas, išplaukiant į jūrą, kai pučia žvarbus vėjas, pridengia veidą, lieka tik tai akis. Akis taip pat galima pridengti. Daugelis atsisako žiemą meškeriotojų poliarizuotų akinių, todėl, kad nosis šąla. Taip, sakykime, kad ir kokiu kremu beteptumai, bet vis tiek ten, kur yra plastikas, grynas, jisai šąla. O jeigu jūs paimtume štai tokius Browningo akinius, kurios sąlyginai galima būtų pavadinti apšiltintais, kas dabar pas mus Lietuvoje labai populiaru, apšiltina daugiabučius, vadinasi tai renovacija. Tai štai tokie renovuoti akiniai, jie yra padengti iš vidaus minkštų plastikų, kuris puikiai sulaiko šilumą ir labai greitai iššyla. Auselės akinių taip pat yra šiltintos ir jeigu jūs tos akinius sudėjot šaltą žiemos dieną, jūs jausite su jais visiškai komfortiškai. Taigi štai tokios svarbios smulkmenos padaro mūsų žūklę komfortiškesnę.
Dugninių masalus žuvis ragavo aktyviai iki pietų. Paskui kibimas ėmė silpti ir tapo akivaizdu, kad reikia vėl keisti taktiką, o gal net įrankį. Tad suformavėm dar vieną jauko dėmę ant dugno toje vietoje, kur prasideda užčioptas dugno nelygumas. Tinkamiausias įrankis meškeriojimui tėkmėje – Bolonijos tipo palaidinė, kurią masalą galima plukdyti keliasdešimt metrų. Jaukas meškeriojimui plūdinė ruošiamas kiek kitoks nei meškeriojimui dugnine. Jo sudėtyje turi būti daug balasto, kuris nevalgomas, tačiau atkreipia žuvų dėmesį ir žadina jų aktyvumą. Kasgi tas balastas? Tai gali būti ir paprasčiausias dirvožemis, kurį tėkmė gana greitai išplauna iš jauko ir per trumpą laiką pasroviui nusidriekia drumslių šleifas. Tai gali būti paprasčiausias dirvožemis, kurį tėkmė gana greitai išplauna iš jauko ir per trumpą laiką pasroviui nusidriekia drumslių šleifas. Žuvis toks dalykas labai vilioja, nes upės tėkmė dažnai nuo krantų atplėšia velėnus gabalus, kuriems yrant srovė pagauna ir neša tolin kirmėlaitės, sliekus, vabzdžių lervas gyvenančias dirvožemyje. Tad žuvis instinktyviai plaukia link drumslių šaltinio, tikėdamosi aptikti ties juo maisto. Geriau, kad į jauką maišoma žemė būtų tamsi, nes žiemą šviesus jaukas, ryškiai išsiskiriantis dugno fone, žuvims netrodo patrauklus. Tačiau lieso jauko vien iš dirvožemio nesumaišysi. Reikia į jį įterpti ir ką nors valgomo. Pavyzdžiui, smulkiai sumalto steel roach skirto vilioti žuvis šaltame vandenyje ir susidedančio iš juodos duonos trupinėlių, saulėgrąžų ir kanapių malinių. Jaukas sumaišomas su žeme, papildomas lipnumą suteikiančiais molio milteliais, suvilgomas vandeniu ir paliekamas brinkti. Paskui į kilogramą jauko įmaišoma maždaug 300-400 gramų žvyro, kuris greitai nugramzdins jauką. Kai jaukas išbrinko, sulipdėme apie 10 stambių rutulių ir daugiau kaip pusę nugramzdinome maždaug į vieną tašką už 6 metrų nuo kranto. Kurį laiką plukdomų per duburėlį jaukų niekas nesidomėjo. Galima buvo manyti, kad jauko poveikis dar nejuntamas. Artėliau kranto, kur tėkmė srūvo kiek lėčiau, masalo užmest nebuvo prasmės, nes ten kybo tik smulkmė, o mūsų meškeriojimo tikslas – stambus laimikis. Tad vėl ir vėl leidome masalus taip, kad jie šliaužtų duburėlių dugnu. Po kokių 15 minučių, kai plūdė atsidūrė maždaug ties ta vieta, kur prasideda duburėlio šlaitas, ji netikėtai niuktelėjo. Paskui pasviro 45 laipsnių kampu, pakirtimas ir meškerikotis sulinko. Akivaizdu, kad užkybo stambesnė žuvis. Tai buvo stambikuoja. Tikėjomės, kad jos kibimas neatsitiktinis. Ir neapsirikome. Plūdės ėmė niuksėti kiekvieną kartą, kai masalas atsidurdavo ties duburio šlaiteliu. Vadinasi, jaukas atviliojo žuvis ir jos dabar stvarsto jį ir ragauja tėkmės nešamas jo daleles. Svarbiausia jo kybo kojos, tos didžiosios, dėl kurių ir atvykstama į Minijos žemupį. Palaidinė meškeriojimai tokiu metų laiku nėra visiškai tipinė ir turi savo ypatumų, nes naudojama slanki plūdė, kuri tvirtinama jungtimi, paprastai naudojama match tipo plūdinių meškerių montažuose. Tai neišvengiama, nes gelmė, į kurią reikia nugramzdinti masalą, dažnai būna didesnė už meškerikočio ilgį, kuris neviršia 4 metrų ilgio, nes meškeriojama maždaug tokio atstumo nuo kranto. Plūdės keliamoji galia priklauso nuo tėkmės stiprumo. Kuo jis didesnis, tuo didesnis keliamosios galios plūdė bus reikalinga, nes teks naudoti sunkesnę svarelių virtinę, kitaip masalas grims pernelyg ilgai. Paprastai prie sukučio su segtuku, kuris yra plūdės jungti su valu, kai tėkmės stiprumas vidutinis, segama plūdė turinti 6 gramų keliamąją galią, o prie valo tvirtinami 4 svareliai. 2,5, 2 ir 1 gramo svorio, vienas šalia kito, maždaug 0,7 metro atstumu nuo pagrindinio valo jungties su pavadėliu, o pusės gramo svarelis ties minėta jungtimi. Plūdės forma verpstė. Plūdė naudojama, pagaminta iš balzos. Pavadėlis 0,6 metrų ilgio, tačiau reikia turėti ir trumpesnių. Kabliukas 14 numerio, trumpakotis, turintis platų išlinkį.
Meškeriojimas plūdinė tėkmėje labai dinamiškas, tačiau reikia būti labai atidžiam ir sekti kibimų raidą. Daugelis yra pastebėję, kad dažnai kimba tada, kai plūdės srovė atplukdo į tą patį tašką. Atrodo, kad žuvis būtent čia laukia masalo. Iš tikrųjų taip ir yra. Plūdės dreifo kelyje yra patogi užuolanka, kur žuvis būriuojasi. Jei pavyksta jauką nugramzdinti taip, kad maistingų dalelių šleifas, išplaunamas srovės, driektųsi būtent pro tą užuolanką, žuvų kibimas gali tapti labai aktyvus. Mums tą dieną matyt pavyko tiksliai nuspėti, kur būriuojasi stambios kuojos. Jaukas, nugramzdintas maždaug 5-6 metrus aukščiau to taško, nuguldavo ant duburėlio šlaito ir kojos sukinėjosi, rankiodamas smulkius kąsnelius. Nuolat srovės atnešamas maistas žadino jų apetitą, bet pasisotinti žuvis negalėjo todėl, kai jų akiratyje pasirodydavo stambus kąsnis, kelių musės lervų mėrinukas. Kiekviena koja iš būrelio matyt strimigalviais puldavo prie jo, kad kitos sidabrašonės juos neaplenktų. Todėl kibimai buvo užtikrinti ir ne visai būdingi tokiam metui, kai vanduo dar šaltas. Tačiau reikėjo tiksliai užmesti masalą, kad jis plauktų tą pačią trajektoriją ir pakliūtų tiesiai kojoms į akis. Netgi pavakarį netikėtai pradėjęs kilti vėjas nenuslopino kojų apetito. Tiesa, vienu metu ėmė kibti vidutiniokai plakiai, tačiau juos atsijoti pavyko, ėmus verti ant kabliuko vietoj musės lervų kukurūzų grūdus. Štai ir dar vienas atviro vandens sezono prasidėjusio po šiltos žiemos ypatumas. Kojas pasirodo nevengia augalinių masalų. Gaila, kad neturėjome tinkamos tešlos, suminkytos su aromatiniu aliejumi ir nudažytos ryškokų dažikliu. Tikriausiai ir šis masalas būtų tikęs, bet pakako ir kukurūzų skardinėlės. Vakarop kojos ėmė ne taip azartiškai domėtis kukurūzų grūdais, grįžo prie gyvūninės kilmės masalų – musės lervų. Nors kojos stverdavo ir kukurūzo grūdą, ir rudo druklio lervą, tačiau greitai pastebėjome, kad geriausiai kojas vilioja ant kabliuko užvertos 4-5 musės lervos. Žuvis apie 2 valandas kibo viena po kitos, tad laikas bėgo nejuntamai. Nė nepastebėjome, kiek jo prabėgo, tik tai pajutome, kad jo prabėgo nemažai, kai kibimas kiek apsilpo. Bet tada nugramzinome reikiamą tašką dar 2 jauko rutulius ir žuvų aktyvumas vėl atsinaujino. Ir vėl laikas mums nebeegzistavo. Toks intensyvus kibimas truko dar beveik 2 valandas. Deja, pavasario diena dar trumpa. Kol pasirinkom meškeriojimo taktiką, kol žuvis susiviliojo jaukų, dangus ėmė tamsėti, atėjo laikas atsisveikinti su Minija ir Minge, padovanojusias mums puikius laimikius pirmąją pavasario dieną. O dabar keletą žodžių apie kabliukus ir pavadėlius. Pavadėlis paprastai yra silpnoji grandis kiekvienos meškeriojimo, sakysim, priemonės sąrangos dalis. Ar tai būtų plūdinė ar dugninė, pavadėlis vis tiek turi būti plonesnis už pagrindinį valą, kad jūs neprarastumėt pagrindinio montažo, o tik tai pavadėlį. Bet visada norisi, kad tas pavadėlis būtų tvirtas, todėl geriausia naudoti pavadėlius, kurie jau yra surišti. Jūs patys suprantate, kad tai sutaupo gerokai laiko. Paprastai visi prie žūklę neturim laiko susirišti, susitvarkyti. Geriausia atveju tik tai susidedam įrankius ir išvykstam. O štai tokie kokybiški Daivos kompanijos gaminti pavadėliai iš karto pririšti prie kabliukų. Tikras laiko taupimas žūklėje. Galite pasirinkti įvairiausių variantų. Sakysim, užsukę į Romados naująją parduotuvę Klaipėdoje, rasite jų visą spektrą, gal kitur mažesnį, didesnį, bet kokiu atveju. Sakysim, štai tokius kabliukus, kurie beje gaminti Japonijoje, valas gamintas taip pat Japonijoje, o tai jau savaime kalba apie jų kokybę. Iš karto gausite pririštus prie pavadėlių, beliks tik tai išimti vieną, prisekti prie dugninės montažo, plūdinės montažo ir galite meškeriuoti. Sakysim, štai tokius auksinius kabliukus, meškeriuojant kukurūzų grūdais, meškeriuojant kažkokius tai
dar auksaspalviais grūdais, kad jie derintųsi prie masalo spalvos, panaudosite štai tokius kabliukus, kurios, laikysim tokius vadinamosius aidovski formos, šiek tiek lenktus, labai įdomiai kaldintus, juos sudėtinga pagaminti šitos kabliukus. Galite naudoti būtent tokie karpių žūklė, kurią mes šiandien rodome, bet tinka visom žuvim. O šiaip, aš sakyčiau, kad tai dabar viena iš geriausių kabliukų rūšių ir jeigu jūs ją iš tiesų išbandysit, pasižiūrėsit, patys to įsitikinsit. Kartais prireikia ir labai stambaus kalibro kabliukų, kada kimba stambia žuvis. Čia, sakysim, kabliukai rekomenduojami netgi starkų žūkliai, natūraliais masalais, bet kartais aš manau, kad jie pravers jums ten, kur gaudysit labai stambius karšius, gaudysit galbūt karpius jais, bet to jie aišku yra tvirtesnio pavadėlio. Na ir savaime suprantama, kad toks kabliukas žūkladėžėje visada turi būti. Reikia turėti visą spektrą, nes žūklės situacijos ir aplinkybės yra nenuspėjamas, jūs pamatote viską tik tai atvykę į vietą. Todėl reikia turėti įvairių įrankių ir reikmenų atsargą. Pavasarį, kaip visada, meškeriotojai turi vieną tokį laikotarpį, kuris yra labai įdomus, bet paprastai labai trumpas. Tai laikotarpis, kai kimba šlakiai, besiritantis iš mūsų upių, upelių, kur išneršia, atgal į jūrą maitintis. O tuo metu juos galima gaudyti. Savame suprantama, naudojami įvairūs masalai, bet vienas geriausių masalų turbūt vis tik tai yra wobleris. Kad ir kaip ten būtų, woblerį galima ne tik tai užmesti, bet ir nuplaukdyti į nepatogią vietą, kur praktiškai užmesti yra neįmanoma. Todėl savaime suprantama, kad šlakių žūkliai tokiuose vietose geriausiai yra modeliai, kurie yra lengvesni už vandenį, kitaip tariant, paneria tada, kai mes juos pradedam plukdyti. Štai rankose aš turiu vieną tokį labai populiarų masalą, atitinkantį idealiai, sakysim, parametrus gaudimo šlakių. Tai yra 5 cm wobleris iš Dorado woblerių šeimos ir šito modelio pavadinimas yra Scout. Kuo jis yra geras? Pirmiausia to, kad jis yra ryškiai nudažytas. Vanduo dabar upėse drumstokas, todėl šlakiai geriau reaguoja į ryškius masalus. O ryškus masalas, savaime suprantama, tinka ne tik tai drumstame vandenyje, bet ir apniukusią dieną, kada vandenyje yra mažiau šviesos. Šitie wobleriai taip pat pasižymi agresyvių žaismų. Tai irgi taip pat svarbu šlakių žūklėje, kaip ir masalo dydis. Paprastai, šlakių žūklėje maksimalus masalo dydis, maksimalus woblerio dydis, 8 cm. Lašišų žūklėje naudojami ir didesni masalai, bet šlakių klasika sako 6-8 cm. Štai tokie wobleriai idealiai atitinka parametrus, jie yra ryškus ir pasižymi agresyvių žaismų. Taip kad Dorado woblerių šeimoje jūs galite rasti tokių masalų nemažai, įvairių spalvų, atitinkančių, sakysim, meškeriojimo tą dieną sąlygas, prisitaikyti prie vandens drumstumo, prie oro šviesumo ar apniukimo ir pabandyti suvilioti šlakį. Štai tiek trumpai rekomendacijų, kaip gaudyti šlakius. Štai ir baigiame pirmąją pavasarinę laidą. Parodėme tai, kas mums atrodė įdomu šį pavasarį, aktualu. Tikėsimės, kad ir kitoje laidoje mums pavyks parodyti tai, kas aktualu ir įdomu jums bus tuo metu.